Brangus kolegos, sekėjai ir žiūrovai, čia trumpas priminimas apie tai, kad jau šį vakar 19 valandą turėsime eilinę transliaciją iš laidų serijos Sandarinimo trūkumai ir sėkmės. Ir kalbėsim apie tai, kaip mes nepilnai užsandarindami šiltinimo sluoksnį įleidžiam į ten graužikus, paukščius, kokios iš to pasekmės, kas gaunasi, kaip mes naudojam neteisingas sandarinimo medžiagas, vėlgi teisingas, neteisingas, mažesnės kokybės, žemesnės kokybės, pigesnės panaudojus, kokios pasekmės iš to gaunasi. Ir mes ne tik tai, kad diskutuosim ir aiškinsim, tai tiesiog matysit konkrečius faktus, rodysiu jums video medžiagą. Tai ir kalbėsim apie tai, kai mes pasirenkam kažkokias technologijas, nepasižiūrėdami į medžiagų savybės ir nematom, kokios pasekmės iš to gaunasi, kokie rezultatai po to. Taigi, žiūrėsim video, žiūrėsim nuotraukas, konkrečius atvejus analizuosim, tai gausit patirties. Išgirst apie tai yra viena, o kada akivaizdžiai susidurėt, pamatot tai, tada tampa daug aiškiau. Taigi, tiems, kam tai aktualu, šiandien, gegužės 27, 19 valandą, susitink.